Sveiki vyrai. Tai mano pirma apžvalga automobilio YouTube'e. Tai šiandien aš jums pristatysiu neįvertintą šedevrą prancūzų Renault Megane Scenic 1 faceliftas. Taigi, čia yra mano pakaitinis automobilis juodai dienai. 1.6 benzinas su dujom. Veža pigiai ir gerai. Dujas tiesioginis. Pirktas automobilis už 3 metus už 300 eurų. Dabar kai kainos sukilusios, tai tikrai galim parduoti žymiai brangiau. Silpnos vietos šito automobilio yra slenkščiai ir arkos galinės, būna dažniausiai, jau teko tvarkyti. Dabar išlindu porą puslelių. Čia ir kitoj pusėje. Taip pat, kiek yra kalbėta iš ankstesnių, senesnių blogerių, yra problema su galiniu tiltu. Čia yra torsionas, bet jau praeiti laikai, kai jisai yra labai brangus, dabar gali nusipirkti pilnai atrestauruotą naują arba naują už 250 eurų. Tai, kodėl aš jį nupirkau? Čia jau mano 4 Scenicas, man jo visiškai negaila. Jisai labai yra pigus eksploatacijai, pati mašina yra pigi ir paprasta ir patikima. Turim tokį pusiau odinį saloną. Greičiausiai čia bus ne oda, o dirmantinas. Elektra, priekiniai langai, kondicionierius, aišku, kuris neveikia, neoriginali magnetola. ABS yra, iš privalumų kaip ir viskas. Galinės sėdynės atskirai kiekviena reguliuojasi. Tai galima kiekvieną sėdynės dalį pastumti į priekį arba atgal ir galima reguliuoti atlošą sėdynės. Čia yra tam tokia rankinėlė. Arba galima išimti kiekvieną sėdynę atskirai, jeigu vežat kažkokį tai krovinį, negabaritinį. Vien 6 variklis yra pakankamai patikimas ir ekonomiškas. 1.6 16 vožtuvų, galia yra 79 kW. Tai sąnaudos vasaros metu, šiltojo laikotarpio, dujų 9 litrai. Žiemą su prašildinimu apie 11-12, sakyčiau, visai neblogai. Aišku, užmėsi su šituo automobiliu nelabai greit pavažiuosi ir nekomfortiška, nes trumpi bėgiai, vis dėlto 1.6, senas variklis. Taip pat yra airbag sistema, taip pat jau ir sėdynėse čia šonuose ir 2 priekinės oro pagalvės, vaire ir panelė. Labai patogus daiktadėžio atžvilgiu, nes jų yra automobilių labai daug. Viena daiktadėžė čia, pakankamai gili. Kita standartinėje vietoj. Po keleivių ir vairuotojų sėdynėm. Ir dar yra už priekinių sėdynę grindyse. Aš už 2 pusių. Taip pat daiktadėžės yra po galiniam sėdynėm. Netgi 2 dėžės, jau gerai pamenu. Šiaip automobilis paprastas gana, patikimas. Užsivedė be problemų.
Dujos įsijungia, muzikėlė groja, yra šioks toks borto kompiuteris minimalus, kuris rodo lauko temperatūrą, ar vairuotojas prisisegęs ir ar uždarytos atidarytos visos durys. Dar iš privalumų yra galima reguliuoti originalią automagnetolą. Perrinkti radijo stoties bangas, garsas, nustatymai vairūs. Sakyčiau, tikrai nevertintas laiko automobilis. Pakaba labai paprasta, labai patvari, labai pigi. Ir labai paprastai keičiasi. Reikia nešakinti 2 salimblokai ir 1 šarnyras. Šarnyras 5-6 eurų, salimblokas panašiai už kiekvieną. Amortizatoriai pigiausiai po 30 eurų, galiniai irgi po 30 eurų. Žodžiu, susidedi ir važiuoji pigiau grybą. Grinai antikrizinis automobilis.